avansų išdalino pažadus. Ne tik pažadus, bet ir gavo JAV prezidento padėką. Na ir Seimo be abejo stumia į tokią, nepavydėtiną situaciją. Todėl, kad prezidentūrą ištiko panika, įjungtas biurokratinis buldozeris, krašto apsaugos ministras birželio 4 dieną pristatė prezidento dekretų grįstą Seimo nutarimą, kuriame teigiama, kad mes jungiamės prie taikos misijos. Bet tai nėra tiesa. Jungtinė karalystė ir Prancūzijos formatas yra orientuotas į stebėseną taikos sąlygomis, o tuo tarpu JAV misija yra aktyvus karinis formatas, veikiantis karinio konflikto zonoje. Didžiosios ES valstybės griežtai atsiribojo nuo šios operacijos karinio segmento, konstatuodamos, kad tai nėra Europos karas. Lietuva vienintelė valstybė, bėganti prieš visą Europos politinį traukinį. Kur kolegos išsami analizė, diskusijos? Ar Seimas tokiais savo veiksmais demonstruoja brandą? Vargu, greičiau demonstruoja baimę, ar vien tik baimę neužsitraukti savo partnerių, ypač Vašingtono nemalonės. Kolegos, institucinė atmintis kalba ką kitą. 2003 metų gegužės 29 dieną Seimas priėmė panašų sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione. Tada taip pat buvo motyvuojama, jeigu mes nesiųsime savo misijos, tai būsime nepriimti į NATO, čia sprendimai buvo ta NATO korta visaip vartoma. Dalyvavau, konservatorių aišku Seime buvo tada 8 ar 9 ten su perbėgėliais, bet tie sprendimai buvo priimti, įstojome į NATO, bet kaip tik tuo metu teko dalyvauti Pietų Korėjoje vykstančiame renginyje Korėjos parlamente. Ir tuo metu korėjiečiai priiminėjo sprendimą su diskusijom, su aktyvia pilietinė pozicija. Parlamentas buvo apsiaustas nepasitenkinusių Pietų Korėjos jaunimo tokiais sprendimais, kad jiems reiks vykti į karą, nors Pietų Korėja aplamai priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų karinės galios. Jų egzistencija priklauso nuo to. Bet iš parlamento riaušių policijai numalšinus tą apsiaustį išvykome jau giliai naktį, kada vakarienė jau buvo atšalusi svečiams. Tai štai, be diskusijos, taip kaip dabar priiminėjami sprendimai, tai kolegos, kas mes esame? Patys pagalvokite.